Na ką, sveiki, sveiki. Tai kurie žiūrite live, tai būtinai palaikykite, nes Vidai, manau, tai yra pirmas kartas. Pirmas. Tai labai laukime jūsų visų širdučių, komentarų, laikų, palaikymo. Ir jeigu turite kokį nors klausimą Vidai, jūs galite parašyti. Aš manau, kad Vida mielai atsakys į bet kokį užduotą klausimą. Bet kokį. Netgi jeigu jums tas klausimas atrodo kažkoks galbūt kvailas arba savaime suprantamas, Vida labai mėgsta tokius klausimus ir mielai atsakys apie savo gyvenimo kelionę su Neolifeu, apie produktus, apie pasirinkimus, apie svajonės, nes šiandien noriu pakviesti labai nuoširdų žmogų į šitą pokalbį. Šitą laivą taip ekspromtu sugalvotas, mažai ruoštasis ir jis bus toks tikras, nes jisai toks iš realaus gyvenimo. Nes iš tikrųjų mes abi su Vida esam tos, kurios ne tik vartoja Neolife produktus, ne? Bet mes gyvenam tuo, ne? Mes esam sveikata, mes esam energija, mes esam ramybė dėl savęs ir dėl savo šeimos. Tai Vida, tikriausiai pradėsiu nuo to pirmojo klausimo, kaip viskas prasidėjo. Kas tave vis dėlto atvedė į tą Neolife'ą? Pirmiausiai prasidėjo nuo to, kad aš jau daug metų vargstu su geležies stoka pas manęs pastoviai. Ir pastoviai iš vaistinės perkuosi tus papildus, geriu, kaip lyg taip pagerėja, bet nieko iki galo niekas neišsisprendžia. Tai tiesiog, sakau, pabandysiu, bet kadangi aš irgi matematikas truputį skaičiuoju, tai sakau, aš prisijungsiu ir pati pirksiuos. Tai ir aišku, pirmiausiai buvo tas, kad reikia man pasipildyti organizmui geležies, tai formulė 4 geriau ir vitaminą C. Bet paskui taip pagalvojau, taigi mano ir žarnynas nėra tobulas. Tai prisidėjo skaidulos ir geras žarnyno bakterijos acidofilus plus. Paskui galvoju, reikia ir tas bakterijas pamaitinti, reikia tų skaidulų jo ir paskui dar galvoju, reikia ir tą botanical balance. Taip sakau, ir po truputį tų papildų pas manęs vis daugėjo, vis daugiau aš jau pradėjau vartoti. Ir man tas geležis dabar drąsiai jau sakau, jau tyrimą pasidariau, kad mano geležis yra tvarkoje, kol be galo džiaugiuosi ir dabar sprendžiu kitas sveikatos problemas savo. Bet čia ir yra fainiausia, žinai, kad kai tu pradedi eiti sveikatos keliu, tavo žinios ir sąmonė išsiplečia. Čia kažkaip kaip ir dėl geležies, bet paskui supranti, kad geležis įsisavintų reikia ir žarnyną tvarkyti, arba į kokį nori D vitaminą, tada ir į kepenį žiūri, nes yra vienas labai aiškus dalykas, kad sveikata, sveikata yra visuma. Visuma, būtent. Tu nenurodysi tai tabletė, žinai, kad tu ten nueik ir tą padaryk. Kūnas visada kalba. Tik reikia tiesiog mums išgirsti, ko jam trūksta. Ir sakau, per tą laiką matyti ir sąmoningumas ateina, kad, vien tas neišspręs problemos, nes problema yra daug giliau ir daug plačiau. Tai sakau, dabar sakau... laiko, žinai, dar. Taip. Dar iš seniai, jeigu eina viskas. Tai labai senai. Ir jeigu dar, žiūrėk, ten netgi paauglystai būna, tas skrandžio rūgštis susigadina, ten vėl kažkokias virškinimo problemos. Ir tu visą laiką esi tame deficite. Ir tada tos visos ligos tokie įgauna brandos ir amžiaus. Ir kartais, kai sako, duok man vieną tabletę ir aš šiandien nieko nežadu gerti, žinai. Tai aš dažniausiai, žinok, neduodu, nes paskui sakau, tu man sakysi, kad Neolife'as yra negeras. Nes aš žinau, kad ten, pavyzdžiui, pas tą žmogų yra tikrai ten su tuštinimusi problema, su virškinimu, kraujotaka visada šąla galūnės, ne? Ir ten nori kokius sąnarius pamaitinti. Kaip, nueis. Arba ten vandens tiesiog negeria.
kai tam tikri vitaminai yra tirpūs vandenį. Nu ir tiesiog, ir tu kalbi, ir edukuoji, ir viskas čia labai greitai eina per žinias. O dabar, Vida, pasakyk, o kaip yra tavo šeimoje? Ar vaikai vartoja Neolife produktus? Ar tu čia žinai per prievartą kaip nors? Vartojam. Ypač jeigu jau kažkas yra negerai. Tada tai jau patys ateina, mama, ar tu duosi, neduosi tų papildų, sako. Šiaip vartoja dėl odos problemų, ten berniukai turi, tai, irgi ten didelį kompleksą sudariau ir vartoju. Paskui mergaitai jau tas amžius, kai mėnesinės, irgi jos yra tokios ir paskaudančios viską, irgi tvarkomės. Tai sakau, o ypač jau kaip pradeda sirgti, tai koksai sloga, kosulys, tai čia iš pradžių trukdavo tai kokias 5 dienas, kol išsisveikatindavau. Šiais metais mes per 3 dienas buvom vėl sveikutėliai, ėjo vaikai į mokyklą, toliau kaip, sakau, kuo toliau, tuo greičiau sprendžiasi šitos problemos. Vatinga su mumis sveikinas, labas merginos. Ir tas ir yra, žinai, kad mano vaikai pradėjo sakyti, tai čia kažkokia nesąmonė tie papildai, bet klasiokai ten po mėnesį neina į mokyklą, o aš turiu eiti čia, žinai, kokį penktadienį pradėti gerti papildus ir man jau tu viskas. Jau tas sveikas, suprantu, turi eiti į mokyklą. Tai aš savo vaikams kartais tiesiog duodu išeiginę, tokį mamadienį, kad, tiesiog irgi pabūtų, pailsėtų su, tiesiog šeimoje kartu mes, ne? Tai va tą bandom tokią lygybę įvesti. Ir tu labai gerai paminėjai tą virusinį laikotarpį. Čia dabar tikrai yra aplinkui daug labai sergančių. Ir viskas vėl, ne, ir žarnyną reikia prižiūrėti, nes ten imuninė sistema, ir to C vitamino gauti pakankamai, ir tos omegos. Ir tu pakalbėjai apie aknę. Tai aš labai džiaugiuosi, kad 14 metų Oskarui labai gražiai mes apsprendėm aknę. Nėra jokių randų, veido dėmių, ar ten dar kažkas, labai gražiai viskas gyja, bet vėl, ne, mes turim ir mitybą žiūrėti, jisai labai dabar sportuoti pradėjo, labai žiūri maistą ir tada vartoja produktus. Ir tikrai kokį kartą parodysiu nuotrauką ir tu savo bachūrus, aš žinau, kad yra sunku paveiksluoti su paaugliais, bet man pavyko čia per gimtadienį jo pasidaryti nuotrauką, kad reikės prieš ir po, žinai, parodyti. Tai tikrai su šitais produktais mes labai galim tiesiog duoti medžiagų, kurios tiesiog paskui išsveikatina. Vatinga rašo, aš irgi leidžiu kartais tiesiog neiti, kad paskui nebandytų apgauti. Žinai, kaip paskui vaikai prisikuria ten temperatūrų ir visko. Čia labai teisingas pastebėjimas. Ja. Bet Vida, pas mūsų yra ne tik vitaminai. Yra valymo priemonės. Ir aš žinau, kad tu nuo jų kaifuoji kiekvieną dieną, nes tai yra tavo kasdienybei. Oi, su valymo priemonėm pas manęs yra daug didesnė istorija. Ta istorija prasidėjo gal prieš 12 metų. Aš Neolife jau žinau, bet mano tada sąmoningumas buvo kitoks. Man tiesiog labai patiko tos priemonės ir aš visus tus metus, kaip ir jau buvau neregistruota Neolife, aš vis tiek naudojau šitus produktus, nes, sakau, geresnių valymo priemonių, aš sakau, gyvenime nesuradusi, sakau, ir tikriausiai ir nerasčiau, jeigu dar ieškočiau, bet nebeieškau. Tai va, o ką, mane labiausiai nustebino, kad Super 10 labai gerai išvalo kraujo dėmes, kur, mano vaikams tiesiog būna, kai iš nosies pabėga kraujas, lovai, miegant. Nežinau, su kuo tai susiję, bet būna. Bet šiaip, tarp kitko, pastaruoju metu nebebūna. Gal tiesiog, kad papildus. Čia šalutinis poveikis, vitaminų šalutinis poveikis. Jo, teisingai, dabar taip pagalvojau, seniai bebuvo. Ir tai būdavo labai gerai iš kaldros tiesiog, ar iš pagalvės išimti tą kraują. Ir dar būna, kad rašalo dėmes.
aš nežinau, koks tas rašalas buvo, bet ant sofos buvo tiesiog rašalo dėmė ir galvoju, nu dabar viskas, reikia užvalkalų kažkokių tai dėti, nes, bet paskui prisiminiau, taigi Super 10 reikia pabandyti. Ir kitko biškai net pafilmavau, sakau, pažiūrėsim, eis išvalyti, neis, bet išvalė idealiai. Labai fainai. O skaityk, o kaip, pavyzdžiui, kaip LDC, rankų muilas, visos moteris skundžiasi, ne, kad paskui tos sausos rankos atsiranda. Jo, ir manęs, pavyzdžiui, žmonės netgi klausia, sako, o tai sako, nesausėja, sako tau, sako, tai kaip pirštinės reikia mauti, sakau, pabandykit, sakau, tikrai niekas nesausėja, sakau, oda kaip buvus plauti ir tas vanduo atrodo šlapesnis, toksai geriau nusiplauna ir net vaisius, daržovės plaunu aš su LDC ir nežinau. Va, dabar paminėjai apie vaisius ir daržovės. Aš prisimenu, įdėjau video, žinai, kad plaunu brokolį, kad parodyti, kaip ta plėvelė nueina, žinai. Ir man visi komentuoja, o Jėzau, su chemija plauna. Aš sakau, žmonės, mėlieji, jūs su ta chemija vadinama plaunate indus ir jūs nebijote valgyti iš jų. Pavyzdžiui, kaip feiris, turi ten 20 minučių po kranu turi stovėti, kad viskas nusiplautų. Aš visiškai nebijau, nes aš su tuo pačiu valikliu plaunu savo indus ir iš to pačių lėkščių valgau. Ir man tai yra visiškai saugu, nes kitiems tikrai žinau, kad netgi skrandį dirgina. Tai Super 10 tai yra tikrai nuostabus, tai kas nebijo vandens, valo visus paviršius, įveikia. Aš žinok, mačiau vieną merginą kaip momentą klijus išėmė, bet per kelis, per kokį gal 10 kartų. Bet sako, tu jūs nepatikėsi, sako, aš kantriai, bet aš vis tiek išėmiau. Tiesiog, ką reikia daryti? Paimti ir bandyti. Jeigu Vita paklaustų manęs, kaip man buvo su Super 10 pirmą kartą, aš nemiegojau iki 4 ryto. Ir man buvo įdomu, žinai, ar čia valo, o čia ar valo, čia dar spintelę valo, o tą ar valo, žinai. Man buvo viskas įdomu ir buvo tokių dėmių, kur seniai buvo pamirštos, ten užstatyta kokia gėlė ar ten dar kažką, žinai, atitraukiau, galvoju, ar tave paims? Žiūri, paėmė. Vienu žodžiu. Ir taip įsimylėjau ir aš esu 15 metų. Dabar klausimas tau, o ar tu turi klientų istorijų, kurios, vis tiek, tu turi, jeigu turi šitos produktus, automatiškai dalinės su draugiam, ne? Ir atsiranda jos klientės. Aš, pavyzdžiui, Super 10 klientį turiu 10 metų. Ir jinai perka iš manęs ir džiaugiasi, nes kažkada parodžiau. Kaip su tavo klientais? Pas manęs yra tokių įvairių klientų. Pavyzdžiui, dabar kalbant apie valymo priemonės, tai turiu vieną klientę, gal kai aš pradėjau tą Neolife kaip veiklą, nuo pirmų dienų jinai pas manęs jau ir perka ir tus valymo priemonės, ir savo dukrai rekomendavo, davė iš savęs. Ir jau kai nusipirko, dar vis tebeturi, nes dar nesibaigė, nes jų mums ilgaim užtenka. O dar jinai iš manęs taip pat perka ir šampūną, ir kondicionierių, ir rankų kūno lasijoną, nes ir pakartotinai, tarp kitko, dabar neseniai nusipirko, nes jau pasibaigė, bet irgi, kokiam ilgam tarpui užtenka, nes mūsų produktai koncentruoti. Taip pat jinai išbandė ir veido kremą. Ir, sakau, nežinau, kiek susitinkam, visą laiką jinai džiaugiasi, visą laiką mano postus žiūri, visą laiką paspaudžia širdutę. Sakau, turiu tokią pastovę klientę, kuri, tikrai džiaugiasi ir palaiko. Super, nes iš tikrųjų, kai tu pradedi dalintis, tai, kuo tu pats tiki ir tie žmonės patiki. Pas mūsų yra, tiesiog labai paprasta. Vartoji produktą, patiri jo naudą, rekomenduoji kitiems. Sąžiningai. Ta prasme, tai taip natūraliai gaunasi. Ir tada, ir ta grąža paskui, kai tau ateina ir sako, o, kaip fainai, kaip man patiko, ir tu
taip gerai jautiesi, tada dar labiau nori dalintis. Nu, kad visi šitą gėrį turėtų namuose, nes jis yra, nu, be galo svarbus. Nes ir kosmetika, ir valymo priemonės, ir netgi pati verslo sistema man čia labai patinka. Aš savo komandai turiu žmonių, kurie jau gyvena iš šitos veiklos. Jie yra su savo vaikais, jie keliauja, jie patiria, ta prasme, jie viską yra pasiėmę iš Neolife. Tiesiog reikia norėti prisijungti ir daryti. Bet irgi tu mačiau, kad dalinai Smart Startas, tai dabar sekantis Smart Startas bus lapkričio 10 dieną. Tai vat irgi galėsim toliau anonsuoti ir galbūt kas nors norės ir prisijungsiu. Tai vat ir parašykite tiesiog Vidai arba man, kad norite dalyvauti. Na gerai. O ką tau pačiai reiškia veikla su Neolife? Oi, man tai labai daug ką reiškia. Aš nežinau, aš dvasiškai pailsiu, būdama tarp tų žmonių, toj bendruomenėje, sakau, man ta bendruomenė yra kažkas, nu kažkas tokio, nu neina apsakyti kas. Nes ne tik, kad palaikymas čia, kad viską, ne tai, čia yra, sakau, tas dvasinis toksai, nu, ta šiluma, tas bendravimas, nu, tokios pačios mintis, nu, aš nemoku, nu, nežinau, sakau, taip yra gal. Bet, sakau, būtent ta bendruomenė man tai pirmoj vietoj, o jau antroj vietoj tokių būna produktai. Nes tikrai dvasiškai patobulėji, pradedi visai kitaip į pasaulį žiūrėti. Tai yra labai svarbu. Čia tikriausiai ta bendruomenė pirmiausia, ką skatina, atsisukti į save. Taip. Į save svajones, ko tu nori, kaip tu jų sieksi, savo savivertę kelti, pasitikėjimą. Čia visas fokusas yra čia į tavo vidų. O kai tavo viduje yra tvarka, tada turi į išorę, gali daug ištransliuoti nuostabių dalykų ir tada tiesiog tavyje, nu tavim žmonės eina tuo keliu ir jie irgi nori jungtis ir būti. Tai šitas vedimas iš tikrųjų, jis yra labai stiprus ir jį reikia patirti. Ir žiūrėk, kiekvieną kartą, ar mes iš kokio renginio grįžtam, ar dar kažkur pabūnam kartu ir toks, vat, jautiesi paaugęs. Nu, tu šiaip aukšta moteris esi, bet toks išties paaugęs, jauties, žinai, kad tu, wow. Tai va, ačiū Vida tau už tavo istoriją. Labai daug moterų turbūt atpažins save tavo žodžiuose. Kiekviena mūsų kelionė iš tikrųjų su Neolife yra labai skirtinga, kuris, va, ne, tavo tokia, netrukus kalbėsime greitai ir su Aldute, ir kiti komandos nariai irgi prisijungs, manau, papasakoti savo istoriją, nes čia kiekvienas žmogus yra skirtingas, unikalus ir jisai skirtingai išjaučia savo emociją. Jeigu ir tu nori daugiau sužinoti, kaip pradėti, tai tiesiog Vidai turi parašyti komentaruose noriu. Noriu susipažinti su produktu, noriu susipažinti su tavim, noriu susipažinti su bendruomenė, noriu su veikla, tiesiog noriu kažką naujo patirti. Tai tiesiog reikia su mumis sukontaktuoti, o mes mielai pasidalinti. Labai ačiū Vida tau už šitą rytą, labai ačiū tau už susijungimą. Čia žiūri, komentuoja, tikrai produktai verti dėmesio, Justina rašo. Viktoras rašo, mano visai šeimai taip pat vartoja ir naudoja šios produktus bei priemonės. Danielis sveikinasi. Justina sako, kad bendruomenė iš tiesų yra išskirtinė. Onutė rašo, nuostabi kompanija su nuostabiais produktais ir Sandra prisijungė pasisveikinti su mumis. Tai ką, šitas įrašas išliks, kam reikia peržiūrėkite nuo pradžių. Svarbiausia yra norėti pokyčių ir pradėti. Būkite laimingi ir palaiminti.